Gerai, sveiki vaikai, judėjimas iš skirtingų vietų. Šiandienos tema labai panaši į tą, kur buvo judėjimas iš vieno taško, tai šiandien judėjimas iš skirtingų vietų. Kaip tai vyksta? Gerai, jeigu yra du taškai A ir B, kažkur nutolę vienas nuo kito, mūsų šiandienos tema, kad kažkoks objektas juda link taško A iš taško B, o iš taško A atvirkščiai juda link taško B. Kažkada jie susitiks. Mums dažniausiai yra klausimas arba kiek liko tarp jų atstumas, arba kada jie susitiks po kurio laiko. Tai gerai, šito objekto greitis yra V1. Šito objekto greitis yra V2. Mes jau aiškinamės, kas tas V1, kas 2, kas yra V2 ir koks yra bendras jų suartėjimo greitis. Kaip greitai jie vienas link kito juda. Tai bendras suartėjimo greitis yra V1 plus V2. Mes galime tiesiog nustatyti bendrą greitį. Dabar klausimas, kada jie susitiks. Jeigu mano atstumas yra konkrečiai duotas, tai man belieka atstumą padalinti iš greičio bendro ir aš gausiu tą laiką, per kurį jie susitiks. Nu, tarkim, kaip pavyzdys. Pabandome įsivaizduoti. Gerai, vienas juda, tarkim, 75 km per valandą greičiu į vienas į kitą, o kitas juda 25 km per valandą greičiu. Vienas juda 75, kitas 25. Vienas galbūt su mašina, kitas galbūt su dviračiu važiuoja. Gerai, jų bendras greitis yra, galim paskaičiuoti, 75 plus 25 lygu 100 km per valandą greitis. Bendras jų greitis. Dabar atstumas tarp jų pačioj pradžioj, kai jie išvažiavo kartu, buvo tarkim 300 km. 300 km. Klausimas, po kiek laiko jie susitiks? Aišku, jie nesusitiks per vidurį. Niekas nekalba, kad jie susitiks būtinai per vidurį. Bet po kiek laiko jie susitiks? Jie kažkokiam kitam taške susitiks, bet po kiek laiko? Ką mes darom? Mes žinome formulę. Laikas yra S padalinti iš V. Tai yra atstumas padalintas iš greičių. Mūsų atstumas yra 300 km. Dalinam iš 100 km per valandą ir mes gauname atsakymą 3 valandos. Taigi po 3 valandų šitie du objektai susitiks, tik nežinia kuriam taške. Tikriausiai kažkur va čia susitiks, arčiau taško A. Kodėl? Nes šitas greičiau juda, tai tikriausiai jisai ir greičiau nukeliaus. Jo, greičiau daugiau nuvažiuos, dėl to jis bus arčiau taško A. Kurioje vietoje mums dabar nesvarbu, bet mes suprantame, kad jeigu judam vienas į kitą, tai tada laikas skaičiuojamas sudėjus kartu greičius abu. Ar aišku? Kažkas labai panašaus. Dar spręsime panašius uždavinius kartu su manim ir pamatysim, kaip išsisprendė visi kiti variantai. Ar turim klausimų? Ne? Gerai.